Tai laba diena visiems klausytojams. Kiek suprantu, šiandien mes kalbėsime apie politinę korupciją ir tai, kas nūdienai yra labai, labai svarbu, tai, kas yra aktualu. Galima pradėti nuo auksinių šaukštų, galima pradėti nuo kažkokių tai konkrečių faktų, bet mano asmeninis toksai klausimas būtų labai paprastas. Kodėl mes jau antrą kadenciją prezidento ir visą kadenciją šio jau nueinančio Seimo niekaip neišsprendžiama klausimą dėl politinės korupcijos. Tai yra, ką mes vadinam politinę korupciją ir kodėl mes su ją niekaip negalim išspręsti klausimą. Gal Vitalijau? Tai jums kaip tam žmogui, kuris iš tos politinę korupciją laikome nusikaltimu. Tai galime pasiekti šalių, kur toleruojama korupcija ir nesiimti jokių represinių priemonių ir nebus tada korupcijos. Šiuo atveju, jeigu ištiriama, nustatoma, jeigu turim pakankamai stiprią institucinę sistemą ir tą institucinę stiprią sistemą išskiria Europos komisija, specialiųjų tyrimų tarnyba, viešųjų pirkimų tarnyba, beje priskiriama prie tos institucinės sistemos, kaip teigiamas pavyzdys ir vyriausia tarnybinės etikos komisija, tačiau mes iš tikrųjų šios institucijos indėlio ir prevencinio indėlio neturime, o mano anksčiau paminėtų dviejų institucijų veikla akivaizdžiai matosi jų nepriklausomumas ir pradėti tyrimai. Na, o tie tyrimai be jokios abejonės prisideda prie tos antikorupcinės aplinkos formavimo. Ir aš iš tikrųjų skatinu institucijas ir toliau būti nepriklausomom ir tie pradėti tyrimai be jokios abejonės yra stiprus indėlis. Apart įvairių prevencinių priemonių ir tai, ką mes čia dabar darome, kalbame apie korupciją, tai yra irgi didelis indėlis į korupcijos prevenciją. Bet ar netrodo, kad tos institucijos, kurios tos dvi veikiančios ir kažkokią tai pažangą rodančios ir atskleidžiančios įvairius atvejus, kad jų veiklos nepakanka? Kad, tarkim, principas vienas laukia karys arba ne karys, neveikia Lietuvoje. Mes su šito slybinu niekaip negalim susidoroti. Ir kai tik tai naujas Seimas, mes turim naujus herojus su įvairiais šaukštais, ar tai tualetais auksiniais, ar dar ko nors. Kaip jums atrodo? Tai aš manyčiau, kad tie auksiniai šaukštai ir tualetai tai čia jau yra pasiekmė. Pati pradžių pradžia, manyčiau, buvo, niekas man negali sakyti vieną elementarų klausimą. Reiškia, buvom toj tarybinėje sistemoje, buvo mūsų valiuta Lietuvoje rublis. Kur pasidėjo rubliai? Kur pasidėjo milijardai rublių? Sunaikinti jie, išvežti, už juos kažkas tai nupirkta. Nes prisiminkim, tai buvo oficialiai veikianti kaimyninės valstybės valiuta. Juk tai partijos lobis, komunistų partijos lobis, bet reikėtų ta prasme priežasties ieškoti ir tiesiog seką padaryti iki dabartinės politinės korupcijos būtent tais laikais, prieš 20-23 metus, nes atsakymo nėra, kur tie rubliai. Ar kas nors nepasinaudojo jais ir nepadarė pradžios. Kitas momentas, tai prisiminkime Mažeikių naftos istoriją. Viskas lyg tai taip buvo padaryta, buvo toks gražus terminas, все законно. Tai irgi tai buvo įmonė, kuri buvo vos ne višta, kuri dėjo auksinius kiaušinius ir galėjo dėti. Tuo metu 95-96 metais trūko tik tai apyvartinių lėšų. Be problemų buvo, reiškia, įmesti apyvartinių lėšų į Mažeikių naftą ir tai turėtume, reiškia, įmonę, kuri duotų pelną. Prisiminkim bankų griūtį Šleževičiaus laikais. Tai irgi šiandien Lietuva, paradoksas, bet jinai neturi jokio valstybinio komercinio banko. Lietuvos žmonės išlaiko socialinės skandinavų programas ir panašiai, bent jau prisideda. Tai kodėl tai buvo įvykdyta bankų griūtis? Ir po to tais laikais, ir man dar būnant Seime, visą laiką buvo kalbama paprastas dalykas, reikia padėti verslui. O kas gali verslui padėti? O atsakymas būdavo labai paprastas. Reikia daugiau verslininkų Seime.
Ir štai tuomet maždaug nuo 2000 metų ir prasidėjo verslininkų intervencija. Didysis verslininkas, tai buvo Viktoras Uspaskichas, intervencija į Seimą. Bet tie verslininkai, reiškia, kokią jie kūrė verslo aplinką. Ar smulkus verslas iš to laimėjo, kad daugiau verslininkų padaugėjo Seime? Jūs apie verslo aplinką kalbate Seime ar už Seimą? Seime, o reiškia Seime tie, kurie darė, jų darbo vaisius srėbė. Vieni, reiškia, siaura dalis srėbė auksiniais šaukštais, nes jiems buvo padaryta, reiškia, viskas palankiai ir naudingai, o tie kiti, ta prasme, turėjo bankrutuoti ir išvykti į Ispanijas ir Airijas. Ir štai čia va tada įvyko lūžis amžių sandūroje. Tai yra politika tapo verslu. Ir šiandien, kada mes kalbam apie politinę korupciją, pakol mes nepanaikinsim politikos kaip verslo instrumento, taip korupcija buvo, yra ir bus. Nes dabar pasižiūrėkime, aš vėl grįžtu prie to termino «всё законно». Akcinių bendrovių įstatymas. Lietuvoje lygtai smulkiųjų tų akcininkų yra apie 300%. Dabar pasižiūrėkime, jie taip sutvarkyta su civiliniu kodeksu, kad jie neturi jokių žodžių. Jie negali atlikti jokios kontrolės, jokių mechanizmų. Tai dabar, reiškia, įmonės savininkai, ką jie daro? Jie nusisamdo auditorių, auditorius parašo tokias išvadas, kokios yra reikalingos ir, kaip pasakyti, kas pinigus moka, tas muziką užsako. Štai mes ir turim, reiškia, civilizuotos, galbūt kabutėse reikėtų, verslo korupcijos visą sistemą. Ir pakol mes neišnaikinsim to iš politikos ir iš įstatymų, o čia galima kalbėti ir kalbėti ir kalbėti. Vakarų skirstomieji tinklai, kai buvo privatizuoti. Irgi viskas teisėta. Reiškia, privatizatorius, jisai pasiima maždaug 500 milijardo litų paskolą iš banko, nusiperka, ar ne? O paskui pasiima iš įmonės sąskaitos tą 500 milijardo ir grąžina bankui. Ir kas? Reiškia, nulis. Absoliučiai niekas nekainuoja. Labai teisingai vardinote laikotarpį ir tas versliškumas parlamente sietina su europinėm investicijom, su paramos atėjimu į Lietuvą ir tada ir buvo 2004 metai iš esmės nekontroliuojamos korupcijos pikas ir tuo metu mes įsivaizduojam, kokie procentai nuo paramos ir kam atitekdavo ir tada mes neturėjom tokios stiprios institucijos, kuri galėtų sukovoti su šituo procesu. Bet Arvydo idėja yra tokia, kad reikia išeliminuoti iš Seimo verslo atstovus. Ir tuomet mes neturėsim štai šitos priešos tarp verslo ir visuomenės interesų. Yra ir padorių verslininkų, kurie yra Seimo nariais ir tikrai aš nenorėčiau, kad būtų absoliutinta, kad verslas tai yra absoliutus blogis, kad visi verslininkai vienodi, visi vagys. Aš to tikrai... Plačiaja prasme, aš suprantu, kad apskritai Seimas vos ne tokia verslo organizacija tapo verslo subjektų ir tai ką tuomet Seime daro mokytojai, darbininkai, akademinės bendruomenės atstovai, muzikantai, dainininkai, aktoriai ir panašiai. Pilnas Seimas įvairių žmonių. Argi jie suverslėjo? Tai mes kalbėjom apie tą laikotarpį. Ir šitam laikotarpiu, tai ką mes kalbam, reiškia, tai tęstinumas vyksta, jeigu pasižiūrėsim po tų, reiškia, auksinių 2004 metų, ką gerbiamas Vitalijus paminėjo, tai pasižiūrėkim, reiškia, toliau eina Leo, toliau eina Snoras. Tai gerai, pavyzdžiui, kodėl Latvija, panašiai į mūsų, reiškia, mūsų kaiminė, kada ten žlugo tas Parekso bankas, sugebėjo jį nacionalizuoti, dabar turim Citadelės banką veikiantį ir panašiai. Tai kodėl mes to nepadarėm? Nes buvo lyg tai, aš nenoriu kištis ten į teisinius dalykus. Galbūt ten, ta prasme, labai blogai ir nesiginčinu ir nekvestionuoju, bet kodėl jo negalima buvo nacionalizuoti? Visa infrastruktūra, visa sistema, tie paprasčiausiai kioskeliai, visa kita. Tvarkoju, štai jums pagrindas valstybinio komercinio banko.
Nes dabar valstybinis, reiškia, komercinis bankas, tai jis yra aktualus, mes gaunam europinę paramą, kodėl jinai eina ne per Lietuvos valstybinį banką, kodėl, reiškia, kažkas tai iš to lobsta ir panašiai. Tai, o apyvartinės lėšos, tai labai paprastas dalykas. Savivaldybių, valstybinių institucijų, įstaigų, reiškia, visą kitą sudėkim visas lėšas, plus Europos Sąjungos, reiškia, ateinantį pinigai, štai jums apyvartinės lėšos valstybiniam komerciniui bankui. Jokios problemos. Tai vėlgi susišaukė su prieš 20 daugiau kaip metų Šleževičiaus vyriausybės laikais, kada net nebijau pasakyti to žodžio, kad buvo specialiai sukelta tuomet bankų krizė ir bankų griūtis. Ir tada buvo, reiškia, pasakyta, kad valstybiniai bankai labai, reiškia, jie griūna, jie bankrutuoja, reikia, reiškia, užsienio investicijų, užsienio kapitalų ir privačių bankų. Nu, dabar mes turim pavyzdį, tas pats, ta prasme, ir pavyzdys, tai yra, reiškia, Lietuvos avialinija, štai sako, reiškia, valstybė nemoka ūkininkauti. Nu, tai leiskim tai valstybėje ūkininkauti. Kodėl Vokietija, reiškia, valstybė ūkininkauja, nu, fantastiškai. Pasižiūrėkim, tai kai kurias Lenkijoje toj pačioj, taip. Valstybinės įmonės, kaip pavyzdys, valstybinė įmonė oro navigacija ir toj struktūrai direktorių, generalinių direktorių ir generalinio direktoriaus patarėjų yra daugiau negu, aš čia grubiai pajuokausiu, mokyklų Lietuvoje turbūt. Tai, nu, tokia struktūra vien direktoratas. O kalbant apie politinę korupciją, turbūt reikėtų paminėti ir 2011 metus. Man asmeniškai tuo metu dirbant finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vadovų teko teikti duomenis, dalyvauti įvairiose darbo grupėse, sprendžiant ar toliau tęsti tą vieną iš tokios politinės korupcijos formų juridinių asmenų dalyvavimo politinių partijų finansavime, kai labai akivaizdžiai iš mūsų pateiktos ir surinktos informacijos matėsi santykis tarp paramos politinė partijom juridinių asmenų ir laimėtų viešųjų pirkimų. Labai akivaizdu buvo. Pirmas 10 sudalyvavusių paramose įvairių politinių jėgų ir jie analogiškai susidėliojo tas 10 ir laimėtuose viešuosiuose pirkimuose. Tai vat šiandien įvairių diskusijų vyksta, ar teisingai buvo išeliminuoti juridiniai asmenys iš politinių partijų finansavimo. Aš išlieku prie tos nuomonės, kad tai buvo stiprus žingsnis į priekį ir buvo teisingas žingsnis, ypatingai kai mačiau tuos procesus, kaip akivaizdžiai. Tačiau klausimas, ar Lietuva atsisakiusi juridinių asmenų paramos partijoms ir atskiriams kandidatams, ar toji naujoji sistema su ta ribota parama, ten 12 litų, ten kažkiek tai eurų ir panašiai, ar jinai pakankama ir reikšminga? Ar nėra taip, kad iš esmės valstybė uždėja apynasrį visiems, kurie nori paremti partijas ir dalyvius? Mes matom šiandien akivaizdžiai šiuos parlamento rinkimus. Nėra popso. Nėra iš tikrųjų politikai aktoriais netampa ir kažkaip nesimato ir dalyjamų šartinukų ir daugiau ideologijos ir daugiau galimybių žmonėms atsirinkti politikus pagal nuveiktą darbą, pagal programą ir aš... Bet pačių rinkėjų pasyvumas yra labai didelis. Iš tikrųjų laikysiuos tos pozicijos, kad negali grįžti į mūsų politinę sistemą galimybę juridiniam asmenims. Dėl juridinių asmenų mes liktai visi sutarėm. Ar jūs kitos nuomonės? Ne, dėl pasižiūrėkime, kokie buvo politinių partijų rinkiminiai biudžetai ir kokie yra dabar. Ir iš tikrųjų tapetų mažiau matome ant sienų, o matome daugiau ideologijos. Daug dievė, bet Taip, aš pilnai sutinku, visiškai sutinku tai, kad juridinių asmenų atribojimas nuo rinkimų kampanijų partijų finansavimo buvo labai teisingas žingsnis, bet aišku, jeigu padarai pradžią, reikia taip, nes lieka įvairiausi fondai, lieka, reiškia, paslėptos reklamos, paslėpti finansavimai ir taip toliau ir panašiai. Pagaliau visgi, demokratijos pagrindas yra daugia partinė sistema Lietuvoje. Dabar, reiškia, jinai susiaurinta
maksimaliai kiek beįmanoma, nes šiandien kiek mes turim sąrašų rinkimuose. Jo, mano iniciatyva, ačiū, kad priminėte apie įvairius fondus, tai mano iniciatyva ir pritarta buvo Liberalų sąjūdyje riboti politinio pasitikėjimo pareigūnų ir Seimo narių galimybę dalyvauti fondų valdyme ir veiklo, ir tai jau veikia. Bet jeigu mes kalbam apie demokratiją ir rinkėjų pasirinkimą, tai manau, kad rinkėjų pasyvumas yra sąlygotas ir tai, kad dalyvauja 14 sąrašų, o matosi praktiškai 5-6 sąrašai. Tai va čia jau prasilenkia su demokratija, nes jeigu politinė partija ir įvykdo visus įstatymo reikalavimus ir jinai nustumima į užribį. Gerbiamas Arvydai, juridinio asmenų dalyvavimas į dar tolimesnį. Ne, čia jau Vitalijaus sutarėm, kad buvo teisingas žingsnis ir seniai reikėjo padaryti. Tai, bet geriau, kaip sako, vėliau negu dieka. Tai kokiu būdu nustumiama ir kas nustumia? Ar nusistumia jos dėl to, kad trūksta finansavimo, trūksta jų pačių žmogiškų resursų kažką veikti? Tai manau, kad visgi bent jau kažkiek tai turi būti visiems sąrašams suteikiama teisė į valstybinį eterį. Prisiminkim paradoksas, bet 2011 metais vyko, pas mus savivaldos rinkimai ir tuo metu, vyko Baltarusijoje parlamento rinkimai. Lukašenka net leido po 2-3 valandas opozicinių partijų atstovams išeiti į valstybinį eterį. Kas paskui vyko ten gatvėse ir taip toliau, tai čia jau, bet suteikė. Šiandien mes turime rezultatą, 2 žmonės išrinkti iš opozicijos. Lietuvoje to nebuvo. Tai vėlgi, suteikimas viešų eterio, tai yra, kaip pasakyti, jau tam tikras demokratijos demonstravimas, nes jeigu 14 sąrašų matom iš 6, tai apie demokratiją ir rinkėjo konstitucinę teisę pasirinkti. Čia jau yra aiškus ribojimas. Ir štai valstybinėje televizijoje, tai aš manau, čia vienareikšmiškai, kadangi partija registruota, jinai vykdo visus reikalavimus, jinai šitą dalyvauja rinkimuose, tai turi, sakykime, ten pagal apygardų ar ką, valstybinį eterį privalo gauti. Ta partija, kuri, turi didesnį įdirbį ir didesnius sąrašus ir taip toliau, jinai gauna vienokį laiką, o tos, mažesnės, bet jos vis tiek privalo gauti. Tada mes galėsim... Minimaliai yra realizuota ta galimybė dalyvauti debatuose, kuriuos Vyriausia rinkimų komisija organizuoja. Čia priekaištas VRK. Regionuose, bet sąlygos taip pat skirtingos. Regioninė televizija ir sakykime, televizijos Vilniuje. Matom rinkiminio proceso ir agitacijos proceso decentralizacija tokia, labai įdomi. Dar vienas momentas, gal nebaus nieko, Vaigauskas už šitus pastebėjimus, bet ateini užsiregistruoti rinkimams. Pirmas klausimas iš Vaigausko visada būna koks? Ar sumokėtas užstatas? O programa, gerai pristatysit kada nors ir panašiai. Tai kaip mes kalbam apie rinkimus? Rinkimuose kas turi varžytis? Užstatai, pinigai, ar programos, idėjos, siūlymai ir panašiai. Tai va čia, kaip pasakyti, kai sako, teatras prasideda nuo Rūbinės, tai politinė korupcija prasideda nuo VRK. Jeigu ateina, sąrašas, Vaigauskas paklausė, programa yra. Pirmiausia, yra programa. Tvarkoja, paskui ten tu žiūrėk, ar užstatai sumokėti ir panašiai. Tai va čia nuo elementarių mažų dalykų. Įstatyminė sąlyga dėl piniginio įnašo, jinai visiems yra vienoda ir aš negalvoju, kad tai yra blogas. Kitas reikalas, ar jisai būtinas apskritai demokratiniam procese, ar ne? Tai va čia klausimas. Bet visgi Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas pirmiausia turi paklausti apie programą, o ne apie sumokėtą užstatą. Jisai matyt išgirs ir galbūt klausinės kitą kartą apie programas turbūt daugelis politinių partijų vėliau pateikė visuomenį savo programas. Taip, bet vėlgi aš noriu vieną tokią mintį dėl programų. Yra sąrašai. Programos pirmiausiai rašomos kandidatam. O toliau jau tie kandidatai išnešė programos informaciją visuomeniai, rinkėjam ir panašiai. Dabar, programos kalbama, kad, kaip paukščiukui padėti. Iš esmės tai. O ten, kas ką nori, tas tą kalba.
Programai vienaip įrašyta ir dabar mes tą patį matom. Programai, reiškia, vienaip įrašyta. Net partijos pirmininkai leidžia savo kalbėti kitaip ne pagal programą, ar ten sąrašų, reiškia, lyderis irgi kalba ne pagal programą. Tai va čia, pirmiausia, tai politinė kultūra, bet programa pirmiausiai parašoma kandidatuojantiems tų sąrašų žmonėms. Tai štai ir kada žmogus, reiškia, aš prisimenu praeitus 12 metų rinkimus, viena kandidatė partijos, reiškia, pirmininkė irgi programoje įrašė, kad reikalingas valstybinis komercinis bankas. Ir televizijos debatuose Miliūtė pasakė, už kur tu paimsi apyvartinių lėšų. Va čia ir baigėsi žinios. Jeigu tai iš tiesų tai yra idėja partijos ir idėja pirmininkės ar žmonių, visados turės atsakymą. Nes klausimas, atsakyti į klausimą, ką reikia daryti, važiuokim į turgų, paklauskim žmonių, ką reikia daryti, ar į mokyklą nueikim, pripasakos, bet politikas privalo atsakyti ne tik tai, ką daryti, bet ir kaip daryti. Aš galiu ir tai tu išklausyti iš vidaus. Papildyti, galbūt dėl to, kad radio nebuvo tai įsijungus. Šiandien iki pietų, kaip tik Lietuvos radio buvo pristatomas 2 partijų programos ir jos buvo nagrinėjimas ekspertų iš ekonomistų ir teisininkų. Taip, kad LRT kažkiek tai kompensuoja tai, ko nepadaro kandidatai, tai padaro pati žiniasklaida. Taip, kad šitoj vietoj teisingas priekaištas yra kandidatams, kad jie kalbėtų tai, kas jų yra programuose. Ir nuo to prasideda būtent ta ideologija tos partijos. Jeigu jie pradeda kalbėti tai, kas yra naudinga būtent šitai bendruomeniai, būtent šitiem piliečiam ir panašiai taikytis prie jų, tai tuomet dingsta tas ideologinis skirtumas tarp vienos, kitos, trečios partijos ir panašiai. Ir tada verslininkas nežino, ką palaikyti. Ir pilietis nežino, ką palaikyti, už ką balsuoti. Ir tada lieka tik tai už gražias akis, už gražų kaklaraštį ir panašiai. Bet čia yra politinė korupcija rinkimuose ir kadangi mes palietėm rinkimus, tai ar jau pastebėta papirkimų? Ar atėjo signalų? Aš negirdėjau. Aš asmeniškai dar negirdėjau. Šiaip sureaguota buvo tinkamai į tuos procesus, kurie vyko ankstesniuose rinkimuose, į balsų pirkimus ir į teisėsauginės galimybės, į šiuo atveju policijos galimybės. Tai ir kriminalinės žvalgybos, ir baudžiamojo proceso normos suteikia galimybės pareigūnam ne reaguoti į gaisrus, į pranešimus, kad va čia ir dabar perka, bet pasiruošti tam. Ir taikyti netgi neviešus veiksmus asmenų, kurie rengiasi tokiem procesam. Nes ankstesnis teisinis reglamentavimas suteikdavo tik galimybę reaguoti, kad Jonas perka balsus. Aš tai nuo pernai rinkimų, tai yra savivaldybių tarybų rinkimų, turiu priekaištą policijai, kadangi netgi išankstinėme balsavime, kai mes komisijoje nustatėm mikroautobusą, jo numerį, asmenys, kurie buvo atvežti ir pranešimo apie tai policija nesureagavo. Policijai priekaištų turit, o policijai priekaištų, o ką komisija gali? Iš paskos važiuoti autobusą? Komisija, tai turbūt, o tam pirkėjai neturite. Ne, tai tie pirkėjai vėliau buvo kaip tik ir pastebėta. Ir kad baltųjų pirštinių atstovai kaip tik pastebėjo, kaip jie po balsavimo visi subėgo į vieną autobusą ir po to buvo nuvežti ir tas buvo nufotografuota, duomenys buvo pateikti, bet staiga kelių policija nieko. Visuomenės požiūris, reakcija, aš savo apygardoje savivaldos rinkimuose taip pat gavau daug nusiskundimų gyventojų, pranešinėjo, informavo, teikė informaciją policijai ir komisijai apie piknaudžiavimą tokį, o ankstesnėse rinkimuose tai būdavo natūralu, net visuomenė netapo žinoma apie tokius faktus. Aš manau, tik tai įrodžius vieną ar kitą epizodą balsų pirkimo, vyriausia rinkimų komisija turėtų elgtis principingai ir nespręsti masto klausimą, o iš tikrųjų, aišku, eliminuojant galimybę taip susidoroti, suorganizavus kažkurio pretendento atžvilgių slaptą operaciją ir padarius neva jis perka. Mes, kai buvę pareigūnai, žinom, kaip tai daroma. Tai labai profesionaliai į šitą
reikėtų pasižiūrėti. Va, čia jau logiškai, jeigu žmogus pirkdamas balsus patenka į renkamą organą, tai... Bet aš matau, kad valstybė nuo šito proceso, apskritai rinkimų organizavimo, valstybė nuo šito proceso traukėsi. Pasitraukimo valstybės aš matau tame, kad anksčiau policininkas budėjo pačioj apylinkiai rinkimų. Šiandien nėra nei apylinkiai, nei prie apylinkės. Ir pasakom, jūs paskambinkit 112 ir tada jis atvyks. Skambinam 112, gal po pusvalandžio ir atvažiuoja. Čia aš manau, jau darbo organizavimo klausimas. Tam tikroje teritorijoje, tam tikro policijos įstaigos vadovo kompetencijos srities klausimas, kaip jis organizuos darbą, kad užkardyti. Pasikmėm kovoti jau čia. Jo, aš vieną tokį pastebėjimą, visados mes kaltinam valstybę, ne? O kas yra valstybė? Mes trysi sudarom vieną milijoninę valstybės dalį. Tai nėra gražus pasakymas. Tai yra labai gražus pasakymas ir aš gerbdamas Lietuvos Respublikos valstybę, iš tiesų labai nenoriu, kad būtų painiojami du dalykai. Valdžios sprendimai ir veiksmai ir valstybė. Valstybė yra, reiškia, jeigu 3 milijonai, tai kiekvienas pilietis sudaro 1 milijoninę dalį. Ir nekabinkim valstybei to, kur jinai absoliučiai ne prie ko, jeigu jau taip kalbant. Tai valdžia turi prisimti atsakomybę, o rinkėjai nevykusias valdžias privalo per rinkimus bausti. Nes tai yra, reiškia, priemonė, kuri iš tiesų yra veiksminga, tik gaila, kad jie Lietuvoje nelabai efektyviai veikia. Dabar dėl tų veiksmų, kad ten sugauna, tai yra blogybė. Be abejo, reikia kovoti, reikia gaudyti, reikia bausti ir panašiai. Bet čia jau yra kova su pasiekmėm. Priežastys yra visai kitur. Ir pakol mes nepradėsim, reiškia, naikinti tų priežasčių, tai pasiekmės vienokia ir kitokia forma. Taip, tai yra išlys. O kada dar, aš jums galiu taip, reiškia, vienas toks pavyzdys, kuris įvyko mano giminėje, kuris mane gana stipriai sukrėtė. Iš tiesų, kaip pat valstybė kalta, o ne valdžia kalta. Tai mano tetos vyras, garbingas žmogus, garbingos giminės, buvo, reiškia, prieškario Lietuvos ministrų jo dėdė, aktyvus sąjūdietis, aktyvus Lietuvos nepriklausomybės propaguotojas. Ir štai praeina, reiškia, virš 10 metų, jis man pradeda aiškinti, sako, o koks Viktoras Uspaskichas yra protingas? Tai sakau, palauk, bet tai apgaudinėja valstybę, bet jo atsakymas, reiškia, yra labai paprastas. Sako, nebildurnas gali iš valstybės pavogti milijoną. Tai kalba taip eilinis Lietuvos Respublikos pilietis. Bet po kelių mėnesių po mūsų šito pokalbio įvyksta labai toks, reiškia, atsitikimas paprastas. Iš po langų kaime pas jį pavogė kumelę. Jisai atvažiuoja, reiškia, vėl mes susitinkam ir jisai dejuoja. Aš jam sakau, Petrai, ko tu pergyveni? Tai jei tau iš po langų pavogė kumelę, tas vagis yra protingesnis už save, tai tavo kumeliai tik geriau nuo to, pasiuntė mane jisai žmogus toli ir baigėsi mūsų pokalbis. Tai štai va tas visa politinė korupcija ant tiek nuodija žmonių sąmonę, mąstymą ir panašiai. Ir paskui pasižiūrėkim, gal man paprasčiau kalbėti dabar, nes aš nekandidatuoju į Seimą, bet piliečiai taip pat privalo prisimti atsakomybę. Ir iš tiesų rinkimuose turi ateiti prie balsadėžės mąstydamas. Ir tu privalai atsakyti už savo veiksmą. Nes man teko, reiškia, jau kaip Seimo nariui buvusiam susidurti su labai paprastu dalyku. Kauniečiai paėmė ir įsirinko į Kauno miesto valdžią 2000 metais Šustauską, tokį veikėją, reiškia, nuvažiuoju susitinku su medikais, salė apie 200 žmonių, kalbamės, ir ten iš kalbos išėjo, reiškia, aš jų klausiu, sakau, prisipažinkit, kasgi balsavot, nes jie, reiškia, niekšai, išrinko Šustauską, tai sakau, prisipažinkit, ar kas nors salėje balsavo. 200 žmonių, tikimybių teorija kokia, kad turi būti salėje žmonių. Tai bent vienas. Nei vieno. Bijo prisipažinti. Akis nuleidusi. Taip, kaip pasakyti, vieni po kėdę pakišo, kiti kur nors kitur, bet čia politinės korupcijos irgi jau yra pasiekmės, kada tiesiog neatsakingais veiksmais, neatsakingais sprendimais, įstatymų landom, specialiai sukurtom ir panašiai yra tiesiog apnuodijama žmonių sąmonė ir rinkėjas pasidaro, ne veltui sakomas, reiškia, kad parlamentas tai yra tautos atspindys veidrodyje. Tai štai mes, ta prasme, tokius dalykus, kada tauta keikia valdžią, tai turi matyti.
vartodamas dabar jau po jūsų pastebėjimo, atsakingai vartodamas tos du žodžius, valdžia ir valstybė, visgi klausiu, ar valstybė suteikia tam piliečiui daug instrumentų, kuriais jisai galėtų veikti valdžią? Tai manyčiau, kad instrumentų tikrai yra nepakankamai ir instrumentų daug nesuteikia ir tai daroma... Vienas iš šių instrumentų būtų rinkimai per Seimą. Taip, antras rinkimai per savivaldą. Trečias per referendumą. Ketvirtas prezidento rinkimai. Dėl referendumų labai daug yra kalbama, kad tai yra nepakankamas, tai yra per didelis kiekis žmonių, ypač migracijos ir gyventojų mažėjimo klausimų ir panašiai labai retai naudojamas. Elektroninis balsavimas. Kodėl mes nepasitikim tai žmonėm, kurie naudojasi galimybę dirbti, uždirbti daugiau kitur, kodėl mes juos atitolinam, neleisdami jiem dalyvauti mūsų valstybės valdyme. Kodėl eilė politikų priešinasi elektroniniam balsavimui? Mes patikim elektroninę erdvę į savo piniginės, savo asmeninį gyvenimą patikim, o elektroninio balsavimo bijom suteikti galimybę laikinai dirbančiam užsienyje žmogui dalyvauti valstybės valdyme. Ir taip netitolit nuo valstybės. Aš tai įsivaizduoju dėl ko, kadangi tas žmogus, kuris galvoja, kad jeigu aš suteiksiu vienam žmogui balsuoti elektroniniu būdu, aš nesu tikras, kas už nugaros stovi ir kas jį gali paveikti tame bute, kambary, ten dar kažkur tai ir panašiai, ar tai toj pačiu interneto kaviniai. Ir kaip tada aš galėsiu būti tikras, kad jisai nebuvo, jo valia nebuvo paveikta. Taip, bet kai jisai ateina į balsavimo dėžės toj vietoj, kur yra garantuojama, kad jo valia nebus paveikta, tai tuomet valstybė, valdžia ir kiti piliečiai ir politinės kampanijos dalyviai yra tikri, kad jisai bent tuo momentu nebus paveikiamas kitų asmenų. Ir ta baimė, iš esmės, man atrodo, ir stabdo tą elektroninį. Nors aš asmeniškai už. Ir nelogiška, ir iš tikrųjų tai baimė, kad pažangus... Bet antra baimė gali būti taip, kad tie, kurie Airijoje, Britanijoje ir dar kažkur tai kitur elektroniniu būdu nubalsuos prieš tuos, kurie šiandien, kuriuos jie laiko kaltais dėl to, kad jie išvyko šiandien iš Lietuvos. Tikriausiai. Be jokios abejonės. Ir aš teisėkūra yra susitarimas su visuomenė. Dalyvaudamas susitikimuose su gyventojais, aš kartais naudoju tokią procedūrą, bandau pasvarstyti kokį nors Seime nagrinėjimą įstatymų projektą. Tame tarpe ir elektroninį balsavimą ne kartą įvairiuose kolektyvuose bandėme diskutuoti ir iš tikrųjų sulaukdavau žmonių vienbalsio balsavimo, kad Lietuvai reikia elektroninio balsavimo, nes tų moterų dirbančių vaikai išvykę ir jos nori, kad jie grįžtų, kad jie dalyvautų valstybės valdyme. Dėl šitos temos tai vienas dalykas tai yra mūsų piliečiai išvažiavę į užsienį, kada iš tiesų ambasados toli, važiuoti 50 km reikia ar panašiai, tai galbūt, bet aš pavyzdžiui tikrai nesu šalininkas elektroninio balsavimo ir štai pasakysiu kodėl. Balsavimas tai yra kiekvieno piliečio pareiga ir jeigu pilietis yra tikras pilietis ir jis eina su vedamas pareigos jausmu, jam ar elektroniškai balsuoti, ar ateiti prie balsadėžės, jokių skirtumų nėra, nes jis yra pilietis. Ir supaprastinimas, tai sakau, dėl išeivijos, tai galima galbūt galvoti ir ieškoti mechanizmų, kaip tai įteisyti, bet Lietuvoje visgi mes turim pirmiausia ugdyti Lietuvos piliečių pilietiškumą, kuris šiandien yra ir su valdžios pagalba yra stipriai nuvalkiotas ir tiesiog jeigu Lietuvos pilietis nesijaučia piliečių, tai štai nuo rinkimų ir prasideda tas pilietiškumas. Bet pareigos ir atsakomybės ugdymas, tai yra labai svarbus dalykas. Nes dabar mes kalbam apie teisės, apie laisvės, tas pats ir mokyklose reiškia. Tai mokiniui gal pirmiausia reikia kalbėti, kad jis privalo atlikti pareigą,
o po to kalbėti apie jo laisvės ir teisės. O dabar pas mus daroma atvirkščiai ir valdžios institucijos net tiesiog ir gadina jaunus žmonės, kada, tarkim, mokykloje įsispiria į sieną ir mokytoja pareikalauja, kad mokinys nutrintų, reiškia, atbėga tėvai su pareigūnais ir čia pažeidžiamos vaikų teisės. Bet tai atsiprašau, šiandien tas koks, reiškia, 13-metis, 14-metis spiria į sieną, galbūt po 6 metų jis kažkam tai spirs į galvą ar panašiai. Tai tas atsakomybės jausmas, tas pareigos ugdymas, tai jis privalo būti diegiamas ir 14-mečiui, ir 40-mečiui, ir 70-mečiui. Tai štai balsavimas, atėjimas prie urnos, balsavimo dieną, tai yra pareiga, pirmiausia. Tai čia keletą baigiamųjų žodžių tada. Tai aš tikiu didesnė Lietuva, tikiu jo žmonėmis ir pasitikiu jais. Ir ne kažkas, o tik Lietuvos žmonės ir rinkėjai savo sprendimais gali padaryti mūsų politiką skaidresnę. Mano tai palinkėjimas būtų paprasčiausias, kad spalio 9 dieną aktyviai ateitų piliečiai balsuoti. Aktyvumas tai irgi požymis, kad norima permainų, tai yra pilietiškumo požymis ir kuo jūsų ateis daugiau, to tikrai bus objektyvesni rinkimų rezultatai ir tada nereikės keikti ką tik tai išrinktos naujos valdžios. Taip, ir jie sprendžia, o tie, kur jis pasyvus sėdi namuose, tai paskui jis keikia valdžią, bet tai jis neturi teisės. Jis neturi teisės. Šiaip jeigu jau žiūrėti iš pilietiškumo pozicijos, jis neturi teisės. Tai tu nebalsavai, reiškia, giriasi, aš nebalsavau. Tai atsiprašau, tai ko tu tada keiki valdžią? Tuo reiškia, kaip buvo, taip yra gerai, tu nenori jokių pokyčių, jokių permainų. Tai kviečiu būti aktyviais piliečiais ir ateiti balsuoti. Tai ką, palietėm tik tai labai mažą sluoksnį politinės korupcijos. Tai yra Seimo sandarai ir tam tikrų interesų kova. Tai yra verslo santykis su įstatymų leidėju, valios išraiška, ar Seimas šiandien atstovauja, neatstovauja verslo interesus, ar daugumos visuomenės. Ir iš esmės palietėm labai svarbu klausimą politinės korupcijos ištakos. O politinės korupcijos ištakos prasideda nuo rinkimų sistemos. Jos finansavimo, jos pačios veiklos, nesąžiningo dalyvių apraiškos, tai yra tos korupcijos pradmenys. Tiesa, mes be abejo taip ir neįvardėm, kas yra priežastis, bet aš galvoju, kad kitą kartą mes... Godumas. Vienas iš. Plus valdžios nesugebėjimas sukontroliuoti politikų finansus. Ir taip toliau. Tai kitam kartui. Ačiū už dėmesį, viso geriausio.